Šiandien mes turim ketvirtadienį, sausio 22 diena. Dabar man yra pietų pertrauka. Taip pavadinkime, tiesiog pasidariau kavos, truputėlį pailsėt nuo darbų. Ir prisiminiau, kad man reikia padaryti remontą. Į remontą šitai savo gražuoliai, kurią tik pabaigiau. Net virbalus pasiėmiau, nežinau kodėl, bet problema yra su tuo, kaip aš užbaiginėjau kaklą, nes viskas čia yra mezgama nuo apačios į viršų ir kai jau prasideda, čia visas pečių tvarkymas, kiekvieno eilė yra prirenkamas ir, taip sakant, 3 needle bind off metodu uždaromas tam tikras skaičius akių. Ir dabar man nutiko problema, kad iš vienos pusės tas uždarimas yra gražus, štai čia yra viskas, sakykime, gražiai lygiai, bet tas pats petys kitoj pusėje man turi skylės. Iš pradžio aš galvojau, kad aš išplausiu ir susitvarkys. Ne visai susitvarkė. Ir kai išsiblokavo, skylės padidėjo. Tada galvojau, gal, Matijos perkūnai, čia bus gerai ir taip. Ne, ta prasme, man smegenys tiesiog rėkia, kad nieko čia gero. Ir žodžiu, matos tikrai, ta prasme, akivaizdžiai skylės, kad aš kažkur kažko nepadariau ir tos akys man taip gražiai neprisirinko. Tai ką aš dabar darau? Aš tik pradėjau, susiradau siūlo galą, pradėjau ardyti. Tai man ta drops alpaka, aišku, dabar kanda į užpakalį ir, žodžiu, ardyti yra šiek tiek sunkiau. Bet aš galvoju taip, kad kadangi čia šitas siūlas bus toks padėvėtas, tai yra nemenka tikimybė, kad aš tiesiog po to, kai čia išsiardysiu viską, tiek, kiek man reikia, aš tiesiog pasimsiu ten, kur turiu tą siūlo likutį ir iš jo primegsiu tiesiog tą visą viršų ir uždarysiu akis su nauju siūlu. Nes labai kimba šiek tiek, nepasakyčiau, kad mezginys apsivėlė, bet tiesiog, žinot, tie pukeliai muheros, jie vis tiek vienas su kitu ten rankytėm susikabino ir žodžiu, viskas eina ne taip gerai, kaip aš norėčiau. Net jums nebegaliu nieko pasakot, nes man tiesiog dabar dega viena kūno dalis, kuo greičiau viską čia išardyti ir susitvarkyti. Ir išbandyti dar kokį nors akių tokį surinkimo būdą, kuris, žodžiu, ar kažkaip tai kitą tvarką susidėliot man tas akeles, kad jos atrodytų gražiai ir taip, kaip priklauso. Tai palinkėkit man sėkmės. Čia truputėlį neužtruks ilgai, aš tas akių šitą visą reikalą sutvarkiau ten, kai buvau Kaune per kelias valandas, net ir žiūrėdama dailų į čiuožimą, tai čia tikrai nėra kažkoks raketų mokslas. Man tiesiog reikia truputėlį laiko, truputėlį, žodžiu, manęs neklibint ir gal net neklibint manęs užtektų pirmas kokias 15 minučių, kol aš atrasiu būdą, kaip čia gražiai tas akis uždaryti. O paskui jau viskas bus gerai, eis kaip ir sviesta, kai, žodžiu, aš jau žinosiu, kaip čia visą tai daroma. Tai va, tai toks mažutis ugdytas iš manęs. Einu, žodžiu, dar kelias akis, turiu dabar tokį siūlą. Žodžiu, einu dabar nusiardyt, tada po to, kai pabaigsiu visus darbus, eisiu prisirinkinėti. Žodžiu, viso šito daikto vėl surinkti vieną vienetą. Ir manau, kad lengvai tą visą kaklą pablokuosiu iš naujo. Tai reiškia, išsiskalbsiu, žodžiu, visą ką ten padarysiu. Nes labai noriu šeštadienį pasipuošti Vilniaus brančaju. Manau, kad tikrai turėtų užtekti to šiltumo nuo alpakos, būsiu apačią kažkokią ilgom rankovėm palaidinę užsidėsiu ir, žodžiu, bus labai gerai. Tai va, tai dabar tiek, einu ardyti. Iki. Tai neškas namo, Zara. Gal kažkas prašė
Aš esu nesiveikęs. Nes tam buvo susipažinę šunės, o mano šunės nesutarė, sakyti, kad nepasipusėja. Taip, jau net pilvą gavau pakasys, nu tačiau nieko nebegali geriau. Tai labas vakaras. Man šiandien vakaras. Dabar mes turim po 8. Truputėlį po 8 mes neseniai su Zara grįžom iš vakarinio lauko. Ir žodžiu, aš supratau, kad man reikia šiandien pafilmuoti, nes šiandien turbūt yra paskutinis vakaras, kai aš turiu šitokias ilgas kasas, kurias auginau beveik metus. Ir per metus man tik tiek ataugo, yra kam atauga ten 2 gubai tiek. Bet žodžiu, mano genai tokie ir žodžiu, plaukų yra tiek, kiek yra. Bet kokiu atveju, rytoj ryte važiuoju į kirpyklą. Nežinau, ar prieš prisijungsiu, ar ne, koks ten mano dienos planas bus. Bet, žodžiu, važiuoju į kirpyklą, mano draugė, kuri yra kirpėja ir gal galėčiau pavadinti plaukų stilistę. Bet kokiu atveju, žodžiu, man prikirps kasas. Aš jau turbūt šnekėjau apie tai šiek tiek, bet viskas va. Šiandien yra paskutinis vakaras, kai dar galiu atsidžiaugti va. Ir kasą susipinti, ir kažkokį kuodą susirišti ir viską, nes paskui, žinokit, kirpsiu va taip. Kad ausis biškį dengtų, man atrodo, ir to užsibaigs. Bet aš dar nenoriu per daug prisireklamuoti, nes ims mane ir perkalbės. Aš noriu vieną, kirpėją pamatys ir sakys gal kitaip. Ir, žodžiu, bus trečiaip. Tai va, bet aš prisijungiu pašnekėti apie tai, kad mes šiandien iš ryto buvom branče. Mano brangi Jana grįžo į Lietuvą. Buvo Erika, buvo daug žmonių, daug labą dieną, daug labas, daug visokių pagirų, idėjų prisisėmiau vėl. Žodžiu, prisižiūrėjau visko ir noriu visko. Noriu visko vakar, šiaip jau, bet yra kaip yra. Ir noriu parodyti, ką aš pamesgiau per paskutinės kelias dienas, nes prisiminiau, kad nesirodžiau. Tai pradedam, žinoma, nuo šito mano žvėries. Ir iš tiesų, tai jis tai jau yra taip. Jo statusas dabar nepavė tokių. Gerai. Tai va, yra primegzta va tiek. Taip, čia yra pirma rankovė. Ir jos tas galiukas, kur primezgiau. Va, čia tos kelios eilės. Atsirado, žinoma, antra rankovė. Tai čia jau viskas. Ir negana to, mes turim dar gabalą kūno pamegztą. Jeigu vėl žiūrėsim, čia yra blokuota dalis ir čia prasideda neblokuota, tokių visokių kažkokių tai šarangių varangių, nes ten tai siūlas sujungtas, tai kažkas, žodžiu, ten visokių veiklų būta. Ir, žodžiu, turim tiek. Aš neseniai buvau pasimatavusi jį. Tai kad, taip, čia yra 10 kamuoliukas. Ir čia yra mano paskutinis kamuolys, iš kurio turi būti padaryta apačios atnara ir užsakstymas visas. Tai aš galvoju, kad iš to paskutinio kamuolio aš dar kokius, taip grubiai 10 gramų dar galiu skirti ilgiui. Nors man atrodo, man ten menkai reikia, bet aš geriau, taip sakykime, apsidrausiu. Tai va, liko ilgis truputį. Ir tada reikia pradėti visas tas latvišką pinutę, taip kaip buvo, kažkaip palei kaklą matysis, gal matysis. Štai, čia yra daryta latviška pinutė, pačioj pradžioj ir tada kaklas. Tai lygiai tokią pačią latvišką pinutę man reikia apačiai ir jeigu aš gerai pamenu, tai latviška pinutė eina ir ties užsegimu. Tai viskas, liko apačios tas ribas, atnara. Ir užsegiminė atnara. Ir viskas. Ir megztinis pabaigtas. Tai ar rytoj baigsiu labai ant klaustuko? Jeigu ne rytoj, tai manau poryt. Nes tikrai, čia jau
liko nieko, čia liko 100 metrų siūlo. Kiek čia? Žinokit, dar visas etiketės tas turiu, tai... Tai 50 gramų 100 metrų. Plius minus. Tai čia nieko nebeliko. Va, tai žodžiu, toks mano progresas. Tada aš mašinoj, kaip sakiau, mezgiau tą savo liemenę, Aramis Vest. Ir tos liemenės turiu, nu, va, tiek primegsta pirmin atgal ir viskas. Tai, nu, net nerodau, nes tikrai dar vaizdo nėra. Labiau parodysiu, kai pabaigsiu šitą ir tada mano pagrindinis procesas pasidarys ir, žodžiu, aš jau turėsiu, žodžiu, taip jau normaliai pamezgus. Ir ką aš dar dariau? Nieko. Viskas, jokių naujų pradėtų darbų neturiu. Nu, man reikia tik pasičiuktais plaukais, nepykit. Jokių naujų pradėtų darbų neturiu, bet čia yra papildymas. Mano siūlų papildymas, kai aš neperku naujų siūlų. Siūlai mane pasiekė iš Ukrainos. Mano, kaip sakau, draugė Jana, jinai grįžo iš vizitacijos namuose, tokio apsilankymo, jinai, nu, buvo ten šiek tiek, praleido laiko ir, žodžiu, parvežė man siūlų. Tai čia mes turim 100% eko vilną, Aš bandau surasti ką nors angliškai arba kaip nors, bet ne. Čia, žinokit, vis tik tais viskas yra parašyta kirilica. Ir kad ir kaip aš labai stengčiausi, žinokit, jūs labiau juoksitės negu naudos gausit iš to užrašo. Aš žinau tiek, kad čia yra tokia širkštesnė vilna iš Ukrainos. Su visokiais, kaip Jana sakė, su šapeliais, Ukrainos žeme. Tai, žodžiu, labai, labai vertingi 200 gramų. Va, nu va, kaip sakiau. Su šapeliais. Labai, labai gražios bordo, tokios vyno spalvos. Čia yra 200 gramų, tai jeigu aš labai pasistengsiu, tai man gali liemenė išeiti. Ir aš tikrai galiu pasistengti ir aš manau pasistengsiu, kad man išeitų kažkas. Šią akimirką, kai šilta kambarį, jinai yra tokia, jaučiasi ta vilna, bet, sakė, išplovus atsileidžia, tai aš tiesiog numegsiu ir išplausiu. Va. Žodžiu, turiu va tokią didelę sruogą. Nekantrauju iš tiesų dar šiam sezonui pabandyti susimegsti ir kažką tai turėti. Tai mano siūlų stalčius toliau ilsėsis, lauks, nežinau, geresnių laikų. Ir tada dar yra. Tai tiesa, tas bordo yra 200 gramų. Čia taip, kad visiškai būtų, žinot, kaip čia, crystal clear. Žodžiu, be jokių ten interpretacijų, visiems viskas aišku ir, žodžiu, nieko nenuslėpsiu. Tada čia yra kitas siuntinukas iš tos pačios Janos. Čia yra Wool Market ir tokia va, No Drama Lama. Kai pamačiau kiek visko, tai aš galvojau, čia tikrai bus drama, bet, no drama. Ir čia yra va tokie 100 gramų komplektėliai. Taip, 100 gramų atrodo. 80% vilna, 20% poliomidas. 100 gramų, 300 metrų. Made in Ukraine. Tai štai. O, dieve, man rusiškai buvo perskaičius jinai, ne rusiškai, ukrainietiškai buvo perskaičius, va, Vivčari. Ar gerai ištariu, Jana, pasakyk, nes aš jau spėjau ir pamiršti. Bet yra toks raudonas, aš čia patraškėsiu, biškai papraškėsiu, yra toksai baltas, toks off-white. Čia, žinokit, aš čia tik pradėjau, aš biškai patraškėsiu. Štai, viskas. Geltona, pilka, mėlyna per vidurį, raudona ir tokia off-white, balta. Žodžiu, 500 gramų dar vilnos.
Tai, aš nieko kito negaliu daryti, aš čia išmėgsiu megztinį, dryžuotą. Kaip derinsiu spalvas, žinokit, dar nežinau, bet kažkokia kombinacija bus. Ir labai noriu jau pradėti irgi, nes šitą vilną, žinokit, man atrodo, dar šiurkštesnė iš tikrųjų negu. Bet aš manau, kad irgi išsiplaus, kadangi su poliamidu, tai bus viskas labai liuks. Va, tokie gražūs siūliukai. Janai, aš esu dėkinga iki begalybės už dovanas, už tą papildomą kilogramą beveik. 700 gramų, čia, taip normaliai man. Kaip man, va, per akis. Bet vis tiek labai fainai, aš labai mėgstu megzti iš tokių, kitokių siūlų. Man reikės truputėlį paredaguoti savo norų sąrašėlį, nes nesibaigia pas mane, žodžiu, visokie planai, kaip matot, siūlai ir panašiai. Bet reiks tvarką įvest ir jinai tikrai bus. Gal ne šiais metais net. O dar tik sausis. Bet kokiu atveju viskas. Aš jau matau, kad aš jau čia plepu labai daug apie viską. Tai manau, kad jeigu ne prieš, bet po, aš įkelsiu tada šiek tiek turinio visokių video iš mūsų brančo. Moraliai ir visai kaip ruošiuosi rytojaus kirpyklai. Ir viskas, pasimatysim po kirpyklos. Dar tikrai prisijungsiu, pasižiūrėsim, ko užsibaigia savaitė ir kiek aš to megztinio savo turėsiu. Ir va. Tai iki sekančio. Ate. Tai sveikas. Pažiūrėkit, kas man nutiko. Man nutiko kirpykla. Ir aš negaliu to atsidžiaugti, žinokit. Čia jeigu matysit, palaukit, opa. Va, sėdi. Didžioji mano namų padėjėja. Nieko nesimato jam, aišku. Bet jinai ten, monitorina reikalus. Tai atsuksiu dabar truputėlį į save. Žinokit, dar čia pakankamai šviežiai viskas atrodo, tai už to taip visai neblogai. Kai išsiskalbsiu galvą, žodžiu, bus kitaip, bet šią minutę atrodau taip ir žinokit, kokia lengva galva. Tai va, tai tokie paskutiniai atnaujinimai, kokie ryški ir kokie, žodžiu, wow, bet labai buvau pasilgus. Kas dar wow? Turiu kavos. Žodžiu, šiandien dirbu iš namų. Dabar jau yra 11 ar 12, bet aš atsibudau ryte su labai stipriais skrandžio skausmais ir nusprendžiau, kad aš iki oficialio nenukeliausiu. Vos išsivedžiojau šunį ir, žodžiu, dabar jau jaučiuosi truputėlį geriau. Užtat turiu kavos puodelį ir bandysiu atmerkti akis, nes žinokit, čia yra tai, ką matėte, tai buvo mano pirmas kavos puodas šiandien. Tarsi nebuvo, jisai visiškai pilnas dar. Tai pasižiūrim, ar po 5 minučių aš vėl čia nesusirėsiu į kamuoliuką. Ką papasakosiu? Mes turim dar vieną wow reikalą, kuris vadinasi, aš vakar pabaigiau Hidden Grace cardigan. Jisai dabar atrodo absoliučiai neįdomiai ir absoliučiai neproporcingai trumpas, bet jis taip atrodo tik tai dėl to, kad čia pusė megztinio yra neblokuota ir, žodžiu, jis turi dar kur patobulėti. Kaip paskutinį kartą rodžiau, yra 2 rankovės, yra visos atnaros numegztos. Pažiūrėkit, kokia ilgia atnara. Čia visa megztinė atnara, bet jinai tiek atsileis. Mažiausiai. Tai va, tai aš, žodžiu, mažai pergyvenu dėl to, nes viskas čia dar sueis į vietas. Šitoj pusėje čia matot markerius, nes esu pasižymėjus, kad reikės įsiūti sagas, nes čia yra sagos skylėm padarytos. Čia ir, žodžiu, 6 skylutės, man atrodo, per visą tą atnarą. Vakar vyko didi matematika, kur ir kaip taisyklingai tas skylutės įdėlioti. Blogoji pusėje galiukų daugiau negu sveiko proto, žinokit. Nes jeigu prisiminsit, tai aš turėjau šitą megztinį ardyti, o ten jau buvo prikarpyta visko.
ir paskui, žodžiu, kai išardžiau, sumezgiau iš naujo, vėl nauji galiukai, nauji visakas. Tai čia yra 550 gramų siūlų. Tapo puikų megztiniu. Aš jį labai tikiuosi, jeigu ne šiandien, tai rytoj išblokuosiu, ištampysiu, žodžiu, ir visą kitą. Ir jisai iki savaitės galo gal net tiksis išdžiūt man. Neturiu kur padėti. Padarysiu ant kelių. Likutis yra va toks. Aišku, jo galėjo būti dar mažiau, jeigu aš kažkaip tai būčiau drąsesnė ir būčiau ten vieną kitą akim eilę daugiau tos apatinės atnaros primesgus, bet labai bijojau tada, kad šonam nebeužteks, čia ten sagų, ir taip pat ir liko toks kamuliukas, bet aš jau jo į stešą, žinokit, į tą stešą, į savo tą skrinelę, taip sakant, negrąžinsiu, nes jisai liks tokiem vat nedideliem, jeigu reikėtų netyčia remonto darbam ar kažkam, tai ir, žodžiu, taip ir bus. Tai va, toks likutis ir 550 gramų siūlų iškeliauja iš mano skrynelės. Aišku, nepamirškim, kad prieš 2 dienas 700 gramų atkeliavo, bet kam dabar lengva. Ir va, ir ką aš dabar pasiėmiau, ne vakar vakare, aš jau šiandien pradėjau, ne šiandien, nu šiandien biškį, čia man sunkumo akimirka buvo, turėjau kažką tai pamegzt, kad žodžiu, geriau jausčiausi. Tai čia mes turim toliau nugarą mano tos liemenės, paskutinio mano testo turimo ir bus dar vienas, bus mova, kapišonas, kažkas, žinokit, kai pradėsiu jums papasakosiu daugiau. Čia vėlgi tos lietuvaitės Hobby Drover dizainas, bet, žinokit, jokių detalių neturiu, apart to, kad aš testuosiu. Bet man patinka, tai viskas yra gerai ir, žodžiu, aš tikrai mielai pamėgsiu. Tai va, o čia turiu lygiai vieną padidinimą, kur bus pažastim. Nugara kol kas iki tiek pat išmegzta, nebedaug liko jau ir pabaigos. Tai šiandien mano turbūt pagrindinis darbas bus čia. Reikia megzti, reikia judintos darbus. Ir viskas, ir po truputėlį planuotis kitus. Aišku, dar turiu, ką aš dar turiu ant virbalų? Turiu savo vis dar nepaliestą Vinny sweater, bet jam irgi jau ateina pagaliau eilė būti judinamam, nes, nu, jau taip, žinai, kaip čia pasakyti, susistygavo reikalai, nieks čia manęs nebeveja, nebetempia ir panašiai, ir, žodžiu, galėsiu ir tą darbelį judinti labiau, irgi reiktų man, jo nugaros dalis pabaigta, reiktų nusimegzti abu priekius, sujungti ratą ir tada tai jau ten, žodžiu, viskas labai lengvai, labai greitai judėtų, bet dar ne. Tai va, tai žinokit, šiai dienai atnaujinimai tokie, mano plaukai faini man kaip niekad, aš negaliu, žinokit, aš jas ir taip, ir kitaip, ir vieną pusę, ir kitą pusę, ir visaip šitaip susidėlioju, kad dabar aišku čia, žinot, išfenuoti ir sutvarkyti kirpėjos, tai visai taip kitaip stovi. Bet, žodžiu, man labai palengvėjo, aš labai džiaugiuosi. Ir, žodžiu, man šitoj žieminiai baltumoj, žinokit, mano plaukai man kaip šviesoforo šviečia. Tai va, tai labai esu prasidžiuginus save. Einu dabar pasiliūdinti, nes reikia padirbti. Ir pasimatysim truputėlį vėliau, kai aš turėsiu tos liemenės kokį nors progresą didesnį, negu kad kažkiek čia kelios eilutės. Tai va, iki greito. Laisvai. Tai sveikos, kaip matot, išsiploviau galvą ir mano plaukai grįžo gyventi savo gyvenimą, taip kaip jie visada mėgsta. Nu, bet yra kaip yra.
Žodžiu, aš dar, žinokit, nenustojau jau čiupinėt, nes man vis dar keista, kad jie tik tiek beliko. Na, bet priprasiu ir jūs priprasit ir, žodžiu, viskas yra fainai. Ta prasme, tai yra tai, ko aš norėjau. Tokio lengvo, tokio šoko. Taip, viskas yra labai gerai. Ir, žodžiu, labai fainai, tie plaukai vos už ausų užsikeša. Tarsi, jie ant tiek yra trumpi. Anyway, mes ne apie plaukus čia susirinkam pašnekėt. Aš turiu kalną projektėlių. Trumpai parodau savo šitą žvėrį. Jisai dar net nėra pilnai išdžiūvęs. Aš jį išmaudžiau. Kada aš jį išmaudžiau? Pirmadienį. Pirmadienį, šiandien yra trečiadienio vakar. Ar sekmadienį? Pirmadienį. Nes laukiu, kol vyras grįš iš darbo, aš neėjau į darbą. Neėjau į ofisą. Tai šiandien yra trečiadienio popietė ir žinokit, jis vis dar labai drėgnas. Tai aš taip labai trumpai parodau, va, kas gavosi. Štai taip kaip atrodo. Iš priekis jis toks gerokai padžiūvęs, nugara, žinokit, beveik visiškai šlapia. Tai labai netasau. Jis tai toksai, va, mano navagas laukia. Aš jį galvoju pasidėsiu ant džiovyklės, kad ir iš viršaus ir iš pačios oro daugiau patektų ir turėtų greičiau išdžiūti. Čia kol atėjau iki jūsų, žinokit, kažkas į akį krito. Nu, gal bus gerai. Ir mano dabartiniai tie einamieji tokie projektai yra du. Tai vienas yra tas mano paskutinis kol kas likęs testas, tai yra Aramis Vest. Labai tikiuosi, kad šiandieną sujungsiu viską į ratą. Aš taip parodau jums, kaip čia viskas atrodo dabar. Atrodo tai beveik nieko. Bet va, kažkaip taip čia bus taip. Viena puselė yra pabaigta, jau čia, žodžiu, viskas reikia tik tais jau sujungti viską į vieną vienetą. Tai čia yra vienas priekis. Ir antras priekis yra kažkur tais taip, nu, sakykime, gerokai daugiau negu pusė. Bet dar liko šiek tiek. Nu taip, va, maždaug tiek. Tikrai šiandieną numegsiu ir sujungsiu. Ir, žodžiu, čia yra mano dabar jau kambarinis projektas. Tai tikrai nuo to sujungimo jisai spurtuos ir manau, kad bus viskas tik tais gerin ir greitin ir, žodžiu, šiaip labai faina tokia, fainas gaunasi, aš čia maivaus, o akis pamesiu, kaip visada. Žodžiu, labai fainas tas tekstūra tokia gaunasi, man labai patinka, nenuobodi, bet labai lengva, žodžiu, ir sekti, ir megzti, tai vienas malonumas. Ir dabar antras darbelis, kurį aš mezgiau vakar uoliai, nes labai norėjau sujungti viską, kad, žodžiu, man irgi būtų šiek tiek lengviau. Ir jisai išvažiavo dabar važinėtis su manimi mašiną. Tai yra, savaime suprantama, mano Vinny sweater iš Cardiff Kašmyro, kurio turiu, nu, taip jau normaliai pavariau. Ir, žodžiu, viskas yra sujungta į ratą. Ir per šį rytą, galima sakyti, visą šitą datį per šią rytą, pirmyn atgal, kol važinėjom, tai va tiek va ir pamezgiau, nes vakar, kai ėjau miegot, aš buvau tik sujungus. Nu, tai va tiek to progreso. Aukštiem kojom rodau, palaukit. Va. Atrodo viskas taip. Čia viršui dar dėsis nėriniai, čia bus rankovės, nu, žodžiu, čia dar, ta prasme, darbo daug. Kamuoliukai 8. Ir žiūrėsim, kas čia bus. Tai va, tai mano tokie paskutiniai darbai. Ir aš pamiršau savo iPodą. Vieną sekundėlę. Aš ir vėl čia atsinešiau savo šitą žvėrį, nes apie ką aš norėjau pašnekėti, ogi apie mūsų bingo. Nežinau, kiek jums čia matysis to bingo. Aš gal, žinot, ką padarysiu? Aš pabandysiu parekordint, edit. Aš galiu čiūpti nors ant to viso. Visiškai nepasiruošus. Absoliučiai nepasiruošus, aš čia pas jūs atėjau. Žodžiu, aš labai norėjau jums parodyti ir išsibraukyti iš to bingo, ką mes esam nuveikę, nes vis tik tai šiandien mes turim sausio 28 dieną ir aš esu tikra, kad
jau sekantį kartą, kai matysit, jau bus vasaris ir, o tai gal taip ir padarom, žinot ką, aš parepetuosiu, kaip paredaguoti ir kad jūs matytumėt, ką aš čia veikiu telefone. O sekančiam video, kuris išeis turbūt vasario 1 dienom, mes ir aptarsim, ką per sausį nuveikiau, kokius, žodžiu, tuos bingo langelius galiu užkryžiuot, nes techniškai, tai pačiai pradžiai, tai ten labai daug galima užbraukti, nes aš labai daug veikiau visko ir apiniuotis numegstas ir tą bandžiau ir aną bandžiau ir, žodžiu, čia siūlai išstešo ir neišstešo ir panašiai. Tai pasimokysiu, kaip čia paredaguoti. Ir tada sekančiam video mes pašnekėsim, kaip man ėjosi tas sausio mėnuo ir ką įdomus nuveikiam. Tai va, tai kaip matot, progresų yra. Šiaip, trumpa statistika, kad iki dabar šitas mano rūžavas žvėris 550 gramų minus, mano palaidinė ta oranžinė, kurią buvau pasipuošus praeitą kartą, 150 gramų, tai jau 700. Ir tie 700, kurie atkeliavo pas mane dovanų, kaip ir išsirašo, žodžiu, tos ant to. Dar ką nors numeskiau? Ne. Iš daugiau tokių didelių aš pabaigtukų nebeturiu. Mano planai, apie kuriuos aš svajojau praeitą savaitę, ten meškieną pataisyti, ten pradėti ir taip toliau panašiai. Net nepažiūrėjau į tą pusę. Vienintelis dalykas, kurį aš padariau, susiradau spaudęs savo tam, žodžiu, teraco kardiganui. Tai, žodžiu, tai tą dalį aš pasidariau, bet jis jau reikia. Ir megztinį aš jau išsitraukiau, pasidėjau, taip liaudiškai pasakius, ant akių, kad susikaupčiau, atsisėsčiau ir susisiūčiau tas spaudės, nes į Lietuvą vėl ateina šalčiai, -29, tai man tikrai reikės saugoti visas savo kūno dalis nuo nušalimo. Zaros kūno dalis irgi reikėtų pasaugoti, bet jinai nesileidžia. Tai, žodžiu, tokie reikalai. Aš dabar einu pabaigti darbų, einu padėti megztinio, kad jisai daugiau džiūtų. Ir mes pasimatysim jau vasario pradžioje kitą savaitę su naujais kažkokiais tai mano visokiais darbais, projektais, progresais. Pirkinių nenumačius, bet labai jau norėtus ką nors naujo pradėti. Tai pasižiūrėsim, kas man čia pasiseks, arba nepasiseks, ar pataisysiu ką nors ir, žodžiu, kokia vaga toliau eina gyvenimas. Tai ačiū už tą buvimą, galima sakyti, visą sausio mėnesį. Ačiū už komentarus, ten visus spėliojimus, kiek kilogramų siūlų turiu ir panašiai. Laimėtoja savo dovaną jau turi. Labai džiaugiasi, aš laukiu naujų, žodžiu, projektų iš laimėtojos. Čia šiaip nelaukiu, labai smagu, kad laimėjo ir viskas. Bet jeigu pasidalins, ką pavyko numegzt, labai liuks. Tai va, tiek, einu dirbti. Ate.